Na, o dabar metas pokalbiui pinigų kartoje. Jei esate labai jautrus, įspėju, šis pokalbis gali neigiamai paveikti jūsų psichiką, todėl, žiūrėkite ir klausykite atidžiai ir atsargiai, jūs buvote įspėti. Kalbame su vieno tikrai sėkmingo verslo įkūrėjais, projektas Vinted. Ir studijoje jo įkūrėja Milda Mitkutė ir projekto vykdomasis direktorius Mantas Mikuckas. Sveiki. Labas vakaras. Kodėl mūsų pokalbį žmonės turėtų atsargiai žiūrėti? Kaip manot, Milda? Atsargiai, aš nemanau, kad atsargiai, aš kaip tik galvočiau, kad turėtų žiūrėti kaip gal visai įkvepiančią istoriją ir gal netgi padrasinančią istoriją. Gal man tas pat papildytų dėl įspėjimų? Galbūt, nežinau, pinigų suma gąsdinant, bet iš tiesų tai viskas labai taip nuosekliai, paprastai įvyko, tai manau, kad tikrai reikėtų nesibaiminti, o kaip tik galbūt pasiklausyti ir galbūt permastyti, kad tai yra įmanoma. Trumpas įvadas. Prieš 3 ar prieš 4 metus? Prieš 5,5. Prieš 5,5 metų pradėtas projektas, manodrabužiai.lt virto Vinted ir sulaukė 70 milijonų litų investicijų iš tarptautinio investicinio fondo Insight Venture Partners. Tai 70 milijonų litų jūs grinais gavot, mašinų nusipirkot, ar pervedėjai sąskaitą ir dabar jūsų Rolls Royce'ai prie LRT televizijos pastatyti? Atvažiavom su prezidentinė palyda. Jau važinėjat šitaip, ar ne? Teisingai, nes pinigus reikia, gautus pinigus ištaškyti reikia kuo greičiau, o po to, kaip įprasta, kad nors vis tiek ataskaitoje parašysit, kodėl nepavyko. Gerai, o dabar rimtai. Susigyveno su šitą idėją, su šitą mintim, jog yra tokio didžio investicija. Ar tai yra įprastinis dalykas, apie kurį jūs seniai galvojate, tai nėra kažkoks šokas ir tai yra normali verslo praktika? Atvirai pasakius, tai daug didesnis šokas man buvo, kai gavom pirmą investiciją prieš 1,5 metų ir tai buvo 5 milijonai eurų. Ir tada mums tai atrodė nežmoniškai dideli pinigai, kur reikia labai atsargiai laikyti sąskaito ir labai atsargiai su jais elgtis ir labai planuotai galvoti, kaip juos išleisti. Ir atrodo, toks kiekis pinigų niekada turbūt nesibaigs. Tada taip galvojam, nes dirbo pas mus gal 15 žmonių tuo metu įmonėje. Ir tai buvo daug didesnis toksai stresas negu dabar, nes kai tu įsisavini, kai tu išleidi 5 milijonus eurų ir pasieki gerų rezultatų ir investuotojai iš tiesų labai džiaugiasi dėl to ir tu pats taip supranti, kokia yra prasmė tos investicijos ir pinigų, pradedi visai kitaip žiūrėti į pasaulį ir supranti, kad 20 milijonų eurų iš tiesų nėra taip daug ir tie pinigai labai logiškai išsidėlioja. Nes, žinot, mums galbūt sunku suprasti tokių sumų prasmę arba tikslingumą, kai galvojame per Lietuvos rinkos prizmę, kur yra 3 milijonai gyventojų, bet jeigu pradėjai galvoti apie visą Europą, jeigu tu pradėjai galvoti apie JAV, kur yra 30 milijonų vien mūsų tikslinės auditorijos gyventojų, ar ne, o iš visoje rinkoje yra 300 milijonų gyventojų, tai atsiveria kitas mastelis ir tu supranti, kad tokiu masteliu 70 milijonų tai yra tas pats, kas Lietuvoje 70 tūkstančių. Tai, Lietuvoje 70 tūkstančių ir nėra dideli pinigai. Tai tiesiog reikia... Savo psichologiniai patarimai, kaip lengviau suvokti šitą sumą, 7 ir 7,0 dar po to. Gal dar galėčiau pridėti tai, kad nebuvo, Lietuvoje tai buvo tokia staigmena naujiena, kai mes paskelbėm, bet mes iš tikrųjų labai tikslingai link to ėjom. Tai mes viduje, mes ir žinojom, lyg ir tikėjomės, kad tai bus, tai nebuvo tokia labai didelio surprizo mums. Dienotvarkį užsidėjot pliusiuką, kad gauti 70 milijonų, pirmadienis ček ir dirbam toliau. Milda, galbūt prabėkit labai trumpai ir labai glaustai per projekto visą genezę, nuo idėjos ir kaip jis vystėsi. Tai kaip ir minėjau, projektas buvo įkurtas prieš 5,5 metų, aš su kolega Justu įkūriau ir pradžioje, kai mes kūrėme, tai buvo visiškai atsitiktinis projektas, kur tiesiog tokia idėja, kur mes galvom, aš tiesiog pati asmeniškai turėjau tiek daug nebenešiojamų drabužių, kad galvojau, kur čia man jos padėti, papasakau Justui, Justas sako, ir aš papasakau, čia gal internete reikėtų. Ir mes su Justu taip dviese sukūrėm visiškai netikėtai vieno vakarėlio metu rankom sukirtom. Geriausias dalykas verslui kurti, taip. Ir mes kažkaip taip rankom sukirtom ir sakom darom. Ir mes tada netgi tokių didelių tikslų neturėjome, mes galvojom, iš viso mūsų gal vizija buvo labiau saviraiška, tobulėjimas, po to galvom, tai gal Lietuvoje dar būsim populiarūs. Ir tik taip po to taip žingsnis po žingsnio mes pamatėm, kad Lietuvoje mūsų merginos, mūsų narės taip įsimylėjo projektą, kad ir tada atsirado toks dėmesys iš užsienio, nes mūsų draugai Vokietijai, kurios irgi atvažiavę į Lietuvą, pamatė, ką mes čia darom, irgi taip atsitiktinai nusprendė, kad pamatė idėją ir sako, mes norim daryti tokį patį dalyką Vokietijai. Ir tada, taip kaip sakau, apetitas auga bevalgant, kai prieš tai, jeigu apsiribuojam tik tai Lietuvą,
Tai po to pradėjom galvoti ir apie Vokietiją, po to pradėjom galvoti apie gal ir čia. Pasidarė. Po to Vokietija per maža pasidarė, tada kažkaip tai ir daugiau tų šalių. Tai va, tai taip ir kila ta tokia, iš mažos vizijos tapo labai didelė vizija. Man tai kokios buvo pagrindinės kliūtis, va dabar kai žiūrit, arba kokias klaidas jūs darėt, o gal jūs viską idealiai padarėt? O tikrai ne. Nes rezultatas dabartinė diena, tai sakytų, suponuotų, kad viskas yra idealiai padaryta. Jeigu iš vakarėlio idėjos paprastai 70 milijonų investicijos, na, retai kada ateina. Žinot, mums visiems tokia plėtra buvo labai nauja, nes niekas netėjom iš kažko panašaus, kompanijos, kuri išaugo iki 100 darbuotojų, iki tokių investicijų, iki tiek rinkų, iki tiek vartotojų. Tai kiekviena diena buvo nauja ir tu visada darai kažkokias klaidas, mokasi iš jų, mokasi iš kitų žmonių istorijų, iš kitų verslų istorijų ir taip nuosekliai tobulėjai. Tai gal čia yra atsakymas, kodėl pirmi apskritai 3 metai buvo tokie labiau lėto nuoseklaus augimo ir tik tais vėliau sprogimo, nes turbūt reikėjo, kad daug sėkmės faktorių susikauptų į vieną vietą ir jie akceleruotų tą augimą, ar ne? Tai kalbant apie kliūtis, tai įvairiausių buvo nuo išsigryninimo iš tiesų, kas mes tokie esam ir... Galvoju, pinigų išsigryninimo. Kas mes tokie esam ir kur iš tiesų šito projekto yra stiprybė, ar ne? Kad labai aiškiai sufokusuoti ir nepagaminti kažkokio universalaus daikto, kuris galbūt tinka viskam, bet netinka niekam, tai yra spręsti vieną galbūt konkrečią problemą. Kaip jūs klostėsi santykiai su investuotojais? Kaip jie jūs pastebėjo? Ar jūs parašė 1000 laiškų į kompanijos We have product, dear sirs, we need money? Right now, thank you. Kaip tas procesas visas vyko? Iš tiesų, tai čia tam tikrą prasme sistemingai buvom taip suplanavę ir labai gerai mums šitas planas išdegė, kad visų pirma, jeigu nori gauti investiciją, taip pasižiūrėti į reikalą tiesiogiai ir pradėti jos eiti ir ieškoti, yra blogas kelias. Geras kelias yra, kai tave patys susiranda dėl to, kad tu darai kažką, kas investuotojui atrodo labai perspektyvų, įdomu ir greitai auga. Ar ne? Tai mes pasirinkom tokį kelią, kad vien statyti verslo idėją ant to, kad tu gausi investiciją ir toliau iš jo išgyvensi, ar ne, yra labai rizikinga. Dėl to mes žiūrėjom ganėtinai atsargiai ir pagalvom, mes turim keletą rinkų, kuriuose galėtumėm įsitvirtinti, galėtumėm pradėti uždirbinėti pirmosius pinigus, kad ir, pavyzdžiui, iš reklamos, ar ne. Ir tai mums leistų patiems save išsilaikyti, nes tuo metu mes turėjom ten 10-15 žmonių dirbančių kompanijoje ir susifokusuoti į tai, kad kurti labai gerą produktą, kad išlaikyti didelį augimą, kuris nereikalautų kažkokių didelių marketingo išlaidų tam, kad augtų ir nereiškia geras produktas, kurio patenkinti vartotojai pritraukia kitus naujus vartotojus. Tai mes laikydami šito plano iš tiesų priėjom prie tokio taško, kad mus pastebėjo labai daug investuotojų iš Europos ir patys pradėjo iš tiesų rašyti laiškus, prašyti susitikti, prašyti susiskambinti ir tada liko tik tai toksai malonus darbas, kaip apsispręsti, ar apskritai mums to reikia, nes buvom tokiam lūžio taške ir galvom, ar mes norim būti tokia labiau, mažo vidutinio dydžio kompanija, butikas, kuris pats save išsilaiko, kuris pats savo bosas ir tiesiog, bet tada supratom, kad to apsiribojimas yra, kad mes negalėsim tapti pasaulinio dydžio produktų ir greičiausiai teks apsiriboti keliose Europos rinkose, ar ne? Arba mes norim eiti tuo keliu, kai norim tapti globali kompanija ir išnaudoti visas absoliučiai galimybės šią idėją paversti tokią pasaulinę sėkmę, ar ne? Tai pasirinkdami antrą kelią, kitas svarbus momentas buvo tiesiog iš tų investuotojų atsirinkti tuos, su kuriais tau buvo labiausiai pakeliui, kas liečia kompanijos apskritai tikslus, viziją, misiją ir čia vėlgi aš manau, kad šitoje vietoje neapsigavom, nes buvo įvairių pasiūlymų nuo tokių kaip parduoti kompaniją čia ir dabar, iki tokių kaip, investuojam per 2 metus, pagerinam rodiklius ir kam nors kartu parduodam, žiūrėkit, čia bus daug pinigų, ar ne, tokių visokių vilionių. Ir galų gale priėjom prie vienų investuotojų, kurie iš Londono, Excel Partners, su kuriais pamatėm, kad visai kitam lygyje bendraujame. Ir jų vizija yra labai ilgalaikė ir jie pasakė iš karto, mes investuojam vidutiniškai 8 metam,
Mes norim, kad kompanija virstų globale ir tik tada galima galvoti apie tai, kad galbūt eiti į viešąją akcijų siūlymą ar ne ir per ten mums atgauti savo investicijos grąžą arba rasti kažkokį tai strateginį pirkėją, bet tai yra labai labai toli ir iki to laiko jūs turėsit šansą sukurti globalią kompaniją, o toliau žiūrėsim, koks kelias yra perspektyviausias, na, taip išsiskirti su investicija, kad visos šalis būtų laimingos ir visų kaip ir tikslai. Taip, o paskutinė investicija, ne paskutinė, bet naujausia investicija, 70 milijonų litų. Kaip paprastam žmogui paaiškinti, kaip atsiranda tokie pinigai, kaip jie yra įsisavinami ir kokios yra atsakomybės arba atskaitomybės ribos? Jeigu mes vis dėlto atsiribojam nuo to fakto, kad yra perkami ir Rolls Royce ir Patek Philippe laikrodžiai. Tai iš tiesų tai viskas yra labai reglamentuota ir struktūruota šitoje vietoje. Tai tokios investicijos pratraukimas apskritai prasideda nuo detalaus kelių metų verslo plano biudžeto, kuriame ganėtinai aiškiai yra suplanuojama apskritai, kur, kiek pinigų bus leidžiama ir netgi ruošiamasi kažkokiam tai planui B, ar ne, kas jeigu ne, ar ši kompanija galės kažkokiu alternatyvių scenarijum toliau išgyventi su tais pinigais. Ir pabaigai, Milda, dabar iš šios dienos perspektyvos žiūrint, kokie yra jūsų tikslai artimiausiams metams? Kokie jūsų kompanijos tikslai? Mes iš tikrųjų neslėpiam savo ambicijų, kad mes norim būti numeris 1. Tai pasaulyje. Ir mes ties to tikrai dirbame ir pirmieji dabar žingsniai, kad... O jūs dabar esat koks numeris? Numeris 1. Taip, numeris 1, sakyčiau. Bet, žinot, čia yra labai relativu, bet šiaip esam kol kas labai maži, nes potencialas rinkos yra 10-100 milijonų vartotojų. Šiuo metu mes turim iki 10 milijonų vartotojų. Tai potencialo aukti yra keliasdešimt kartų ir kai užauksim keliasdešimt kartų, tada bus galima sakyti, kad mes tas tikras ir stiprus numeris 1. Kol kas vyksta kova dėl pozicijos, kova dėl to, kas iš tiesų... Nes, pavyzdžiui, mes Vokietijoje irgi esame numeris 1, bet mes galvojam, kad mes galime būti žymiai stipresni toje pačioje rinkoje ir mes taip pat galvojam visose šalise, mes galim būti žymiai stipresni. Ir jeigu klausit apie kitų metų, ateinančių metų tikslus, tai turime 2 šalis, kurias tikrai norime įveikti, kurias norime parodyti, ką mes galim, tai yra UK ir US. Kągi, dėkoju Jums už įdomų pokalbį, primenu, jog svečiavosi projekto Vinted įkūrėja Milda Mitkutė ir projekto vykdomasis direktorius Mantas Mikuckas.